ir gimimo registracijos knygas. Apytalaukė Krupos dvarų bei kitus dokumentus. Istorijos nagrinėjimo sustabdė tai, kad nebuvo daugiau duomenų valstybinėme archyve, nebuvo ką lysti. Į bloknotą perrašiau apie 1000 įrašų, ne tik navikų, bet ir su jais susijusių susigiminiavusių. Užkuraišų, Grinevičių, Žukų, Areškų, Kinderių, Paulauskų, Liesauskų ir kitų, daug kitų. Visada suvėpėdavo man širdis, bevartant bažnytinės knygas ir atradus įrašą apie Timūrų krikštą, santuoką ir mirtį. Šie knygų lapai buvo pliesti rankų, kurios glostė mano protėvių Juozo, Stasio, Matiejaus, Antano Vaitiekaus, antrojo Antano ir jų žmonų Justinos, Kotrynos, Rozalijos, Elžbietos, antrosios Kotrynos, Marijonos galvas, juos krikštijant, kurios krapino karstus jiems numirus, prisiliedamas prie šito lapų sutilnėjusio bažnytinių knygų, tarsi ir aš prisiliedavau, ir aš prie jų. Pranydavo tas vos skiriantis laikas, kelių šimtų metų. Tapome artimesni. Gal ir jie amžinybėje jauti šį mano prisilietimą. Tikiu, kad ir dabar šį mūsų prisilietimą, aš taip skaičiu, jaučia ne tik jie, bet ir 20-21 amžiaus išėję anapilint, navikų giminės atstovai. Tai mūsų tėvai Bronius ir Barbora, mano žmona Danutė, Juozas ir jo žmona Vanutė, Stasys ir jo žmona Genutė, Valerijos vyras Petras, sūnaus uošvis Algis ir Bokas. Pagerbkime jų atminimą tylos minute. Ačiū. O toliau gal padarykim pertrauką, dabar perduodu vairuotojo teisės autoriui. O paskiau dar aš priminsiu apie tas šaktis, apie tos mūsų protėvius, apie jų sunkų gyvenimą, kaip jiems klostėsi trumpai, 2-3 sakiniais apie kiekvieną kartą. Paskiau prieisiu prie jūsų visų. Gerai. Ir prie jūsų, ir mūsų, ir visi, kad mes kur buvom, kaip mes leidom laiką, kaip mes esam, pamatyti ir prisiminti. Gerai. Tai dabar prašau. Prašau, dar kartą galima išgert, kad atsirastų apetitas ir pradėti valgyti. Truputėlį užkast, šaltų užkandžių. Išgėrus ir po to jau mes eisime daugiau detalės ir ten jau ir vardus ir kitus įdomius dalykus. Prižadu. Gerai, matos viskas.